Labadiena, eterija aktualių laida Nauja diena. Ačiū, kad žiūrite. Prezidentas Gitanas Nausėda skaitė 7-ąjį metinį pranešimą, o valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius paskelbė, imsis premjero pareigų. Pranešiu, jog laidos įrašas taip pat vyksta nuo 11:30. Apie tai ir kitas vidaus politikos aktualijas kalbame su komunikacijos ekspertu Mindaugu Lapinsku. Labadiena. Labadiena. Taigi, ponia Lapinskai, daugybė žinių šį rytą patvirtino Sinkevičius, jog imsis premjero pareigų. Sako, kad suvokia Lietuvos žmonių lūkesčius ir yra įsitikinęs, jog valstybei reikia susitelkimo. Taigi, trečiasis premjeras nuo 2024 metų. Pirmasis Paluckas, antroji Ruginienė. Kokį jūs kaip ministrą įmatytumėt? Kaip ministrą pirmininką tikriausiai. Taip. Aš manau, kad socialdemokratai bando grįžti į 24 metų rudenį. Priminkim, kad jų šūkis buvo valstybė, kuri veikia. Ir taip gavosi, kad ir su Palucku, ir tuo labiau su Ruginienė ta valstybė neveikia. Mes kiekvieną rytą matydavom gausybę skandalų, korupcijų, čekių, bandymų kažkur pulti ietimis LRT ir panašiai taip toliau. Ir žmonėms, ko gero, viena iš priežasčių, kodėl tie reitingai krito, buvo dėl to, kad tiesiog jautėsi, kad valdžia niekur nejuda, vyksta nuolatinės rietenos ir valstybės įmonių vadovai atleidžiami ir panašiai. Ir iš išorės, žinoma, prisideda įvairiausių chaotiškų veiksmų. Ir tikriausiai Sinkevičius mėgins šitą visą dalyką nuraminti, mėgins, taip pabrėžtinai sakyti, kad, mes čia maždaug technokratai susirinkom, mes spręsime einamus klausimus, jokių grand projektų jisai nei sakė, nei turbūt žino, ką reikėtų daryti, ir mėgins per šituos artimiausius porą metų padaryti, iš vyriausybės tokią gal Jonavos savivaldybę, kur kaip ir egzistuoja, kaip ir gatvės švarios, niekas nevyksta, o kas ten koalicijai, kas ten ministras, kas ten poskyrio vadovas, niekas nežino. Gal žmonėms šito reikia. Žinant socialdemokratus, jų skandalus, ar išsilaikys tos porą metų? Manau, kad neišsilaikys ir čia yra tas toks koalicijos susiuvimo formatas sudėtingas, nes iš vienos pusės socialdemokratai nori, įsivaizduokim, ant tokios audringos jūros išpilti keletą bačkų aliejaus, kad bangos nurimtų. Ir kad, maždaug viskas vyksta, troleibusai laiku važiuoja. Tačiau mažiesiems koalicijos partneriams, demokratams ir valstiečiams tokia istorija visiškai netinka. Kodėl? Todėl, kad kai ateis rinkimai, jeigu valdžia parodys gerus rezultatus, kodėl dabar balsuoti už demokratus ar už valstiečius? Taigi socialdemokratai padarė. Dėl to, manau, kad jie taip ramiai šitų bangų ir tokio, technokratinio kasdieninio sprendimo nenorės palikti. Jiems truks plyš, reikės atsiskirti nuo socialdemokratų, parodyti, kad jie kažką tai nuveikė, kad jie yra savarankiška jėga ir jie mėgins veltis į tam tikrus ideologinius, kultūrinius, politinius klausimus labiau negu kad socialdemokratai norėtų tai. Jūsų manimu, kodėl taip ilgai Sinkevičius visgi delsė paskelbti šią žinią, kaip kai kurie sako, reikėjo taip ilgai maivytis, jau ir prezidentas sekmadienį ragino, kad visgi reikėtų jau greičiau paskelbti. Čia galbūt du aspektai yra. Vienas aspektas, galbūt Sinkevičius ko nenorėtų, nesinorėtų tikėti, gal jisai jaučiasi toks užtikrintas, kad jisai maždaug viską gali kontroliuoti. Ir šiandien, kaip Brazauskas prisiminkim, šiandien pasakiau šitą, po mėnesio galiu palaukti, pasakyti šitą, niekas niekur nepabėgs. Ir Sinkevičius šią prasme galvojo, kad viskas jau sutarta, viskas sudėliota ir jisai tai gali padaryti. Galbūt kitas variantas, turbūt mažiau tikėtinas, kad nebuvo dar kažkokių tai galutinių sutarimų, galbūt jam reikėjo parašo savo bendra pavardžio, galbūt ką nors valstiečiai bandė šakotis, galbūt iš ten prezidentūros kokios nors signalus gaudavo ir dėl to jisai delsė priimti sprendimą. Ir trečias variantas, kad pajuto, kad yra galimybė pavaikščioti po eterius, visi jo klausinėja, kaip Mindaugai, kaip, ir jisai galvoja, tai paskelbti visada suspėsiu, paliksiu šitą opciją atvirą ir pasvarstykim. Ir tai, man atrodo, šita istorija pakankamai ilgai užsitęsė, nes, kam patinka tokie pereinamieji laikotarpiai, kai, kaip ir premjerė pakabinta, nesuprasi
kaip ir kodėl, ir ministrai nesuprasi, na, įsivaizduokime, dabar jūs esate ten Nemuno aušros koks nors ministras ir atsikeliate ir reikia jums eiti į darbą. Na, ką jūs ten veikia tam darbe? Nu, galbūt kažkokių draugų, taip sakant, favorus dalinate, galbūt ieškot CV savo siuntinėjat kitur, bet motivacijos neprideda ir valdžios funkcionavimui, tokie tarp valdžiai, jie daug naudos neduoda. Šiek tiek užsiminėm apie prezidentą, pasikeitus premjerui, ar prognozuotumėt pokyčių, tarkim, tarp socialdemokratų ir valstybės vadovo jų komunikacijoje, kas Nausėda arčiau prie širdies, ar Sinkevičius, ar Ruginienė, o gal Paluckas buvo labai artimas ir mielas? Čia, man atrodo, labiau susiję ne su Sinkevičium arba ne su premjero kandidatūra, kiek nuo pačio prezidento. Ir labai galimas daiktas, kad pats prezidentas giliai atsidus ir sakys, nusibrauks prakaitą ir sakys, ačiū Dievui, dabar nereikia man kištis. Nes jisai iš pradžių, jisai bandė tandemu važiuoti su Palucku, mes čia kartu sustojom, mes čia toj padarysim viską. Tada, galbūt galvojo, kad taip pat bus su Ruginienė, bet tada staiga pamatė, kad Ruginienė nemina visiškai ant šito tandemo, reikia prezidentui kažką tai minti, tada pagalvojo, gal aš iš viso ją ignoruosiu ir nesusitikinėsiu. Nematėme mes, kad su Ruginienė jis už rankučių susikibęs aptarinėtų strateginius klausimus. Dabar Sinkevičius yra pakankamai solidi figūra, ko gero ambicinga, ko gero turinti autoritetą partijoje, ko gero turintis vadybinės patirties ir dėl to idealiu variantu prezidentui liktų važinėti po užsienio kelionės, kalbėti apie grėsmes ir nereikėtų veltis į tuos nuolatinius skandalus, tuo labiau turint omeny, kad socialdemokratai nebūtų socialdemokratai, jeigu nepriskaldytų malkų, netgi esant pirmininkui, kurie visi pasitikė. Dar šiek tiek apie būsimą bendrą koalicijos darbą. Sinkevičius sako, jo gaila, kad jo bendra pavardis demokratų lyderis ir valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vis dėlto lieka dirbti Briuselyje. Lengviau būtų, jeigu jų darbas persikeltų į Lietuvą, ar nėra didelio skirtumo? Šiaip skirtumo didelio nėra ir apskritai, kas yra šita koalicinė sutartis. Tai šita koalicinė sutartis ir ko gero kai kuriems iš mūsų žiūrovų yra tekę matyti, pavyzdžiui, priešvedybinės sutartis. Tai mes aptarinėjame tam tikrus techninius klausimus, kaip ten bus turtas dalinamasis, dar kas nors, bet meilės arba kažkokių projektų arba kažkokios tai bendros ateities tose sutartyse nėra parašyta. Lygiai taip pat ir čia. Sutarė koalicija, kad maždaug ten, kur yra vertybiniai sprendimai, ar dėl lietuvių kalbos, ar dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės, ar dėl pavardžių rašymo ar panašių dalykų, mes maždaug kiekvienas balsuosim taip, kaip norėsim ir mes dėl šito nediskutuosim. Geriau pakalbėkim apie tai, kas bus ekonomikos komiteto vicepirmininkas. Tai štai šita sutartis yra pabrėžtinai technokratinė, pabrėžtinai procedūrinė, panašiai kaip koks Seimo statutas. Ir ten jokių politinių idėjų nėra. Šia prasme, jeigu buvo atakuojama šita vyriausybė dėl to tokio chaoso, aš turiu omeny Ruginienės, dėl chaoso, dėl nesugebėjimo tvarkytis, tai dabar jie bando sutvarkyti šitą dalyką, kad maždaug visi sprendimai būtų aišku, kas kaip priima. Ir čia reikės keisti truputį ir opozicijai priėjimą, nes jeigu pavyks socialdemokratam sutvarkyti ir padaryti šitą vyriausybę nuobodžią, tai tada konservatoriam, liberalam reikės tapti įdomiais. Aš jau nekalbu apie Žemaitaitį opozicionierių, kuris iš vieno opozicionieriaus amplua pereis į kitą opozicijos amplua. Iš esmės jo veikla niekuo nesiskirs tiek tuo atveju. Tam tai įdomumo užteks ir atakos toliau tęsis. Vakar Lietuvos politinė padangė šiek tiek buvo įnešta aiškumo. Demokratams atiteko Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Pats Virgis Sinkevičius mūsų televizijai sakė, jog tikisi sklandaus darbo ir mažai surprizų. Kaip jums atrodo, ar išlošė demokratai? Jeigu šiaip paklaustumėt, kas yra demokratai? Demokratai tai yra tokie socialdemokratai light galbūt.
Kas dar yra demokratai, galbūt jų tie kalbantys pagrindiniai asmenys, ar ten būtų Tomilinas, ar Kukuraitis, jie labiau kalbėjo apie tam tikras paramą šeimai, socialinės išmokas, tokie kairieji pakankamai. Nekalba apie tai, iš kur gauti tų pinigų, maždaug ne jūsų reikalas, svarbu išleisti. Kam jums galvoti apie tai, kur gauti pinigų, jeigu neturit fantazijos, kur išleisti. Tai demokratam šito tikrai netrūksta. Dabar jų vienintelis šansas yra padaryti taip, kad žmonės prašnektų, oho, štai ministerija buvo žemės ūkio ir dabar atėjo ten demokratas, kaip kombainai suūžė, kaip kviečių primilžiai padidėjo. Mes suprantam, kad karvių primilžiai. Jiems reikės rodyti rezultatus. Žemės ūkyje galbūt, jeigu jie išsilups pinigų ir ūkininkams, padvigubins išmokas, gal pavyks. Išmokomis socialiniai politikoje nesu tikras. Jeigu tu prie ten 500 eurų pridėsi 20 ar netgi 100, tai valstybės biudžetui tai dideli kaštai, bet ar žmonės tai labai pajus? Ne. Šiaip jau gal patarkime demokratam, kurie masiškai žiūri šitą laidą, imkite kažkokias ministerijas, kur galėtumėt padaryti taip, kad žmonės iškart pamatytų. Kad pajustų kiekvieną dieną, tai tada galbūt turite šansą būti išrinkti kitaip, deja, bet šitas projektas bus laikinas ir prisiminsime su nostalgija. Pažiūrėsim, ar paklausys šio patarimo. Dar viena šiandienos svarbi aktualija - prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas, 7-asis, o šios kadencijos 2-asis. Į ką jūs labiausiai atkreipė dėmesį, nes, kiek teko domėtis, tai tiek pernai, tiek dabar Nausėda iš esmės pradėjo nuo krašto gynybos, ko akcentavo oro pavojų ir tai, jog NATO nėra popierinis tigras, ta žymioji frazė. Man toks graudžiausias dalykas, ko gero, yra tai, kad pradėjom oficialiai pripažinti, kad dėja, kad Lietuva yra ne subjektas, o objektas. Ir tai, kad nuo mūsų niekas nepriklauso, mes esam laivelis siaučiančiam okeane, mes nieko negalime padaryti, vienintelis būdas tai yra užsidėti gelbėjimosi liemenes, užsirakinti duris, nusipirkti ten tą 72 valandų konservų rinkinį, kad atsilaikyt, ir maždaug užsidenkim galvas ir ginkim ir saugokim ir nedaugdie. Ir čia nuo visko. Nuo Rusijos, nuo dronų, nuo globalinės krizės, nuo invazijos į lietuvių kalbą, nuo migrantų, nuo ko tik tai nori. Žodžiu, jeigu prie Landsbergio mes išstojame ir pasakėme, štai, hei, mes patys sprendžiame savo likimą ir mes nebijom, nesvarbu kas, ir mes tai darysime. Jeigu prie Grybauskaitės irgi buvo tas grėsmės elementas, bet Grybauskaitė dar sakydavo, bet už tai mes jiems kaip duosim į dūdą, tai dabar maža nepasirodys. O prie Nausėdos yra, ką jau čia darysi, štai kaip yra baisu, ginkimės, susigniauškim. Tai man atrodo, tas toks, iš vienos pusės, aišku, mobilizuoja tave gintis, iš kitos pusės tai kvepia tokiu, įsikalbėtų bejėgiškumu, kad mes čia maždaug nieko padaryti negalim, kam čia stengtis, dabar svarbiausia tūnot kamputį ir neduok dievė nieko čia neįsileisti. Tai štai, gal sakyčiau, čia neatsimenu, kurių metų gimimo yra Gitanas Nausėda, gal taip visiems atsitinka į senatvę, nežinau, kai dingsta ambicija ir noras kažkokius planus daryti, statyti naujus dalykus, gal geriau nekartokime jo trajektorijos. Nausėda taip pat atsigręžė į valdančiuosius, teigia, kad buvo peržengta daug raudonų linijų, kritikavo Palucką, Starkevičių, Skvernelį, teigia, kad negalima leisti sugriauti valstybės iš vidaus. Ar per švelni kritika, ar visgi reikėjo paspausti labiau, sakykim taip? Kaip ir sakiau, man atrodo, kad jisai tikrai džiaugiasi, kad dabar galės nusiplauti rankas. Žinoma, šitam žanre yra rezervuota, jeigu ten yra kokį 10 puslapių, tai prezidentai iš kartos į kartą perduoda, kad nuo 6 iki 8 turi būti kritika valdantiesiam. Nesvarbu, kas valdantieji ir nesvarbu, kas prezidentas. Tai jisai kritikuoti juos būtinai turi ir geriausia tokiomis konstrukcijomis, kad kai vyksta veiksmas nieko nedarai, o kai jau įvyko, čia kaip po sporto varžybų, o tada ateini ir paaiškini, kaip reikėjo žaisti. Tai čia Gitanas Nausėda šitą žanrą puikiai yra įvaldęs. Aš čia nesureikšminčiau, aš manau, kad jisai stengsis laikytis nuošaly, pakankamai prisigrybavo su
Palucku ir su Ruginienė, dabar visus šitos dalykus paliks Sinkevičiui, bet man atrodo, kaip sakau, blogiausias dalykas yra tai, kad ateina tas mentalitetas, jog mes nieko nereiškiam, jog mums neverta stengtis ir reikia tik tai susigūžti ir neduok Dieve, gal mūsų šitos audros nepalies. Apskritai, ko jūs pasigėdot šiame pranešime? Pavyzdžiui, tie patys santykiai su Kinija. Koaliciniai sutartį kaip ir valdantieji nurodė, kad stengsis juos atšildyti, o štai šalies vadovas, iš esmės apie tai net neužsimena. Reikia, taip sakant, paguosti, ar čia tiesiog pasiguosti turbūt patiems save. Kai tu esi prezidentas antrą kadenciją ir tu nežinai, ką tu paskui darysi, o gal apskritai ir tik tai svajoji sėdėti ir nieko neveikti, tai kaip ir tavo ambicijos jokios nėra. Tai dabar, jeigu Gitanas Nausėda pradžioj, prisiminkim, jisai kalbėjo apie gerovės valstybę. Tada prieš kelis metus kalbėjo apie kažkokius tektoninius lūžius. Įsivaizduokime, kas per tektoninį lūžį, jeigu praėjus 2 metam tų tektoninių lūžių nieko nebėra. Tai man atrodo, tiesiog Gitanas Nausėda neturi ambicijos, jos niekada taip ir per daug neturėjo, bet dabar ypatingai tai matosi. Ir kadangi tu nežinai, kur tu ateini, ką tu sieksi, ko tu planuosi, tai dėl to, o kam ką nors daryti ir kelti kriterijus. Geriau atsigręžti atgal ir sakyti, štai Jėzau va Jėzau, kaip kai kurie yra Lietuvoje senjorai, ačiū Dievui, kad tokių yra nedaug. Kas čia dabar darosi, baisu į gatvę išeiti ir migrantai, ir nusikaltėliai, ir kas tik tai nori, geriau užsirakinsiu, sėdėsiu namie ir sukčiui pinigus atiduosiu. Tai Gitanas Nausėda, man atrodo, yra panašus senjoras, kuris nori užsirakinti, būti namie ir nesimti tautos ir valstybės statybos. Kągi, dėkoju už įžvalgas komunikacijos ekspertui Mindaugui Lapinskui. Plačiau apie šias naujienas 16 val. Žinių laidoje Reporteris, o dabar trumpam keliaujame į reklaminę pauzę. Greitai grįšime.